Nuo 2013 metų pradedantieji vairuotojai 2 metus galiojantį pažymėjimą pasikeisti į 10 metų išduodamą pažymėjimą gali tik tuo atveju, jei per tą laiką nepažeidė kelių eismo taisyklių reikalavimų, už kuriuos numatytas papildomas vairuotojų mokymas. Pabaigti šiuos mokymus pradedantieji vairuotojai privalo per metus, antraip gali visiškai netekti teisės vairuoti. Kas ypatingai svarbu jauniem vairuotojam, kad papildomų mokymų pabaigimo terminas duodamas 1 metai nuo pažeidimo padarimo dienos. Tai matome išties, kad nemažai vairuotojų patenka į tas vadinamas pinkles, kuomet jie padaro pažeidimą dėl tam tikrų priežasčių, ar dėl to, kad jie nežinojo, ar nesugebėjo, ar nėra atidus pakankamai. Praleido tą terminą, ateina keistis vairuotojo pažymėjimo ir tiesiog jie supranta, kad jie tos teisės vairuoti neturi. Tai tos situacijos nėra retos ir apie 1000 vairuotojų tokiu būdu prarado teisę vairuoti. Nustatytų laikų nebaigus papildomo mokymo, teisė vairuoti grąžinama tik perlaikius vairavimo egzaminą ir tuomet išduodamas naujas 2 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas. Tuos 2 metus vėl bus taikomas griežtesnis padarytų kelių eismo taisyklių pažeidimų vertinimas. Policijos pareigūnai sako, kad tokia tvarka reikalinga nepatyrusių vairuotojų kontroliai užtikrinti. Visi vairuotojai nėra kažkaip išskirtinai baudžiami už kelių eismo taisyklių pažeidimus, tačiau pradedantiems vairuotojams kai kurie pažeidimai yra griežčiau vertinami. Kaip pavyzdį galėčiau pasakyti nustatyto greičio viršijimą ir tarkim viršijus greitį daugiau negu 50 km/h. Visiems vairuotojams teisės vairuoti atėmimas yra nuo 1 iki 6 mėnesių, o pradedantiems jau nuo 1 iki 1,5 metų. Saugus vairavimas pirmuosius 2 metus garantuoja, kad gausite 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Esminis dalykas yra tas, kad įstatymų leidėjas mano ir mes manome, kad tai yra labai teisinga, kad jie būtų drausmingi ir laikytųsi kelių eismo taisyklių iš tikro ir nepadarytų nė vieno iš tų paminėtų pažeidimų. Regitra atkreipia dėmesį, kad yra atvejų, kai papildomiems mokymams skirtas 1 metų laikotarpis sutrumpėja. Sakysime, jeigu jaunam vairuotojui liko pusmetis, kaip galios ar ten 3 mėnesiai vairuotojo pažymėjimas, jis padarė pažeidimą ir akivaizdu, kad jam lieka tie 3 mėnesiai, o ne metai. Dar turim daug tokių, sakyčiau, kurioziškų situacijų, kuomet vairuotojai išties nežino, kad jie padarė pažeidimą. Tai kalbu apie automatinius greičio matuoklius, kuomet informacija ateina vėliau ir gali būti taip, kad likus keliom dienom žmogus sužinos, kad jam reikia pabaigti mokymus ir tiesiog fiziškai jis to padaryti nesugebės. O kelių eismo taisyklių reikalavimų, kuriuos pažeidus mokymai yra privalomi, net 10. Vairuotojai skatinami padėti pėstiesiems. Vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį į pėsčiųjų ketinimus artėjant prie perėjos, taip pat saugoti šalikelę einančius žmonės. Vairavimas neturėtų kelti pavojaus pėsčiųjų saugumui. Per pirmuosius 2 metus būtina tvarkingai lenkti bei nepamiršti, kad šis manevras ypač pavojingas, nes reikia išvažiuoti į priešpriešinio eismo juostą. Prarasti vairavimo teisę galima ir dėl nereikšmingų pažeidimų. Kai kurie iš jų yra bene labiausiai paplitę nesaugaus vairavimo įpročiai. Vienas iš jų – eismo reguliavimo signalų nepaisimas, kaip pavyzdžiui į sankryžą įvažiuojama užsidegus geltonam šviesoforo signalui. Vairuojant draudžiama naudotis mobiliuoju telefonu. Taip pat privalu užsisegti saugos diržą. Pradedantieji vairuotojai pamiršta priminti ir gale sėdintiems keleiviams, kad šie taip pat privalo užsisegti saugos diržus. O motociklininkams svarbu nepamiršti šalmo. Būtina nustatyta tvarka naudoti ir įspėjamuosius signalus. Manevruodami nepamirškite parodyti posūkio signalo. Per pirmuosius 2 metus vairuotojai turi įtvirtinti važiavimo per sankryžas įgūdžius ir šiose sudėtingose eismo vietose vairuoti užtikrintai. 2 dažniausiai nepaisomi reikalavimai – tai neviršyti nustatyto greičio bei nevairuoti transporto priemonių neblaiviems. Jie veda į vieną siaubingiausių pažeidimų – eismo įvykį, kuriame sužalojama asmens sveikata arba atimama gyvybė.
Pastarasis atvejis laikomas netyčiniu nusikaltimu, už kurį gresia baudžiamasis procesas. Jeigu kalbėti apie pradedančiuosius ir jų vairavimą esant neblaiviam, tai yra nuo 0 iki 0,4 promilės, galiu pasakyti, kad praeiti metai tikrai buvo tie, kai tų atvejų buvo daugiau. Tai yra 190 atvejų, 2014 110 ir 2013 124. Tačiau daugiausiai jų buvo tuo metu, kai tik įsigaliojo šitą normą, būtent neblaivumas nuo 0 iki 0,4 promilių, tai yra beveik 200 atvejų. Pasidomėjome, ką apie papildomus prasižengusiųjų mokymus žino jauni vairuotojai, ar supranta, kada jie būtini ir kaip vertina mokymų naudą. Mano draugas yra tekęs, gavo baudą ir reikėjo iš naujo ten eiti pas psichologą, ten ir kažką, nelabai pamenu išties. O sakykit, už ką baudą gavo? Už tai, kad ištisinė kirto. Ir iš karto tada reikėjo eiti į tuos kursus? Taip, nes policija pamatė ir jo reikėjo. Sakykit, vis tiek gal draugas pasakojo, kokia programa tų kursų buvo? Ką teko ten daryti? Reikėjo išklausyti viską, nežinau ką tiksliai iš naujo, bet dar reikėjo ir pas psichologų, žinau, eiti. O už kokius nusižengimus? Nežinau iš tikrųjų. Rimtesnius ar už bet kokį? Už rimtesnius. Tai pavyzdžiui, saugos diržas arba koks nors posūkio parodymas neturėtų turbūt mokymų reikalauti? Aš manau, kad neturėtų, nes čia būtų nesąmonė, jeigu už tokį nusižeidimą reikėtų vėl iš naujo viską laikyti. O kaip galvojate, ar naudingi apskritai tokie kursai? Ne. O štai pažeidimą padarė ir už tai į kursus atėję jaunuoliai mąsto jau kitaip. Patys kursai, kokia, sakykime, jų ta esmė ir ar būtinė? Būtinė, manau. Reikia žmogui paaiškinti, pamokinti. Jūsų atvejais, kuomet metus turėjote vairuotojo pažymėjimo, kaip apie tuos vairuotojus, kurie ilgesnį laiką vairuoja, kaip galvojate, ar jiems kursai būtini? Manau, visiems būtini. Visi taip pat nusižengiam, tai visi ir turim. Kaip galvojate, ar bus naudingi kursai jums? Taip, labai. Nes vis tiek yra daug naujų ženklų visko atsiradusių, tai manau bus naudingi. Papildomus mokymus galima baigti bet kurioje juos organizuojančioje vairavimo mokykloje, o mokymų kaina svyruoja nuo 90 iki 130 eurų. Prasižengusiems vairuotojams skirtos 3 atskiros mokymų dalys – pokalbis su psichologu, teorijos ir praktinio vairavimo pamokos. Asmeninis pokalbis su psichologu, kai asmeniškai yra diskutuojamas ir analizuojamas kiekvienas konkretus pažeidimas, kurį vairuotojas padarė. Toliau yra bendra paskaita su psichologu, kuri trunka 2 valandas. Taip pat vairuotojams primenamos kelių eismo taisyklės, dėl kurių galbūt nežinojimo jie padarė eismo įvykį arba pažeidė kelių eismo taisyklės panašiai. Taip pat, primenama vairuotojams ekologinio vairavimo subtilumai, principai, nauda. Ir papildomas vairuotojų mokymas laikomas užbaigtų, jeigu dalyvis mokymo teigiamai išlaiko įskaitą. Apie papildomus mokymus policijos pareigūnai primena ir ilgesnę vairavimo patirtį turintiems vairuotojams. Už pažeidimus, kurių sankcijos yra numatytas teisės vairuotojo atėmimas ir atėmus iš jų teisę vairuoti, norint susigrąžinti tą teisę ilgesnį stažą turintiems vairuotojams, taip pat reikia papildomus mokymus pabaigti. O tuos, kurie vairuoja atsakingai ir per pirmuosius 2 metus neprasižengė, regitros atstovai ragina naują 10 metų galiojantį pažymėjimą užsisakyti internetu. Smarkiai rekomenduočiau pasinaudoti mūsų elektroninėmis paslaugomis, dėl ko jos yra ir skirtos būtent jauniems vairuotojams. Mes norėtume, kad jie pakartotinai pas mus neatvyktų, o padarytų tai namie sėdėdami prie kompiuterio. Tiesiog tai yra pakankamai patogu, aš manau, ir netgi galima užsisakyti, kad naują, jau 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą jiems kurjeris atveš į namus. Prašymą pakeisti 2 metams išduotą vairuotojo pažymėjimą galima pateikti likus nedaugiau kaip 10 darbo dienų iki jo galiojimo pabaigos. Regitra, mums kasdien rūpi, kaip jūs vairuojate.